šį vakarą. Čia aiškus abiejų komandų startiniai penketukai. Šiauliai numeris 1 Šonas Armandas, numeris 4 Eimantas Stankevičius, numeris 21 Tomašas Pavelka. Žydrūnas Urbanas sakė, kad Šonas pats kaltino save pralaimėjus tas rungtynes. Tačiau treneriui paliko gerą įspūdį ir sakė, pirmose rungtynėse nieko. 0-0 sužaidus beveik minutę. Šiame susitikime Šonas Armandas. Prieš jį Dovydas Giedraitis ir pučia Armando metimą. Dovydas Giedraitis ataką ir pelno pirmuosius šio susitikimo taškus Šakilas Kitas. Ir šiauliečiai veržiasi į priekį. Čia Laurynas Birutis pažįstama, jiems ši arena pažįstami ir šie lankai. Jau kitoje barikadų pusėje Eimantas Stankevičius sudėtingas jo metimas. Ten Edmundas Samneris padarė viską, kad sutrukdytų savo varžovai. Giedraitis visiškai laisvas galėjo nusibrėžti liniją ir sugėdot Lietuvos himno porą stulpelių. Galiausiai prisitaikė ir smeigė tikslą tolimą šūvį, taip išvesdamas savo komandą į priekį pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Čia dar viena sėkminga Žalgirio gynyba. Nepavyksta šiauliečiams priartėti prie varžovų. Bredi Menekas. Dar vienas tolim priekį. 8-0 dabar atkarpą laimi kauniečiai. Pirmieji pasileidę taškus šiame mače. Tomašas Pavelka. Toli nuo krepšio Edmundas Samneris perima kamuolį ir vienas pats dėjimu. Paskutinioji ataka prieš vandens pertraukėlę. Edmundo Samnerio perimtas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Per trumpas jo metimas. Panašu, kad ir pats abejojo, kad toks laisvas atsidūrė jis. Ties tritaškio linija tikrai galintis mesti iš toli puolėją. Ir po labai ilgos pertraukos Šiauliai pasižymi taškai. Čia lyg iš natų. Butkevičius. Tada kamuolį Lavrinovičiui. Evansas. Siunčiamas kamuolys Tomui Dimšai. Dimša iš tolimojo nuotolio atakuoja krepšį taikliai. 15 valandą vis norisi sakyti šio vakaro rungtynės. Tačiau iki vakaro dar teks luktelti. Laurynas Birutis prieš Paulių Danusevičių. Birutis iki galo pats ir įveikia. Čia Šiauliai išprovokuoja dar vieną Žalgirio komandos klaidą ir turi galimybę vėl bandyti sumažinti savo atsilikimą. Čia krenta dabar ant žemės LG Torpas. Iš toli atakuoja krepšinė taikliai. Dimša. Jo, perdavimas Kevariui Heisui ir Kevarijus Heisas visiškai laisvas, šiek tiek saugesnį ir jau turėta 9 taškų pranašumą. Ir be jo aikštelėje Šiaulių komanda taip pat ir Šonas Armandas, Tomašas Pavelka, Paulius Danusevičius ir Nojus Mineikis. Arnas Butkevičius perima. Įdomu ir tikrai nėra viskas aišku šiame susitikime. Šiauliai išlieka gyvi. Čia 2 sekundės priverstinis Kinano Evanso metimas, skrodžia tinklelį. Kinanas Evansas diriguoja dabar savo komandos puolimui. Samneris pasirodė aikštelėje po pertraukėlę. Čia Laurynas Birutis. Šis Šiaulių komandos žaidėjas taip pat turi ir Samneris Žalgirio barikadų pusėje iki štai šio tikslaus savo paties metimo. Ketvirto kėlinio ataką pradeda žalgiriečiai. Tačiau pavyksta kamuolį puolime atsikovoti trinkėlį auklėtiniams ir Bredi Menekas tikslus jo. Žalgiris dabar turi kamuolį savo rankose ir pratęs savo išpuolį. Kevarijus Heisas pašakdintas. Šedanelis Baslykas. Po tikslios Kauno Žalgirio komandos atakos tęsi šiauliečių išpuolis. 4 sekundės reikės galvoti apie metimą ir pavyzdinį. Evansas Kevarijui Heisui. Heisas toliau siunčia kamuolį. Menekas turėjo erdvės prisitaikyti ir negalima. Priima kamuolį toli nuo krepšio, sugrąžina jį Kinanui Evansui. Evansas vėl Heisui, čia Mineikis ir Kevarijus Heisas. Žalgiriečio ataka. Ulanovas prieš Mineikį. Ulanovas Kevarijui Heisui ir Kevarijus Heisas. Taškai Kevarijaus Heiso sąskaitoje Šonas Armandas. Iš toli atakuoja netaikliai, kamuolys atšoka toli ir čia niekas jo nepasiema. Tomas Dimša nepataiko Heisas savo komandos draugo metimą. Ten Dovydas Romančenko maksimaliai. Kėlinio minutę. Panašu, kad po truputį galime sveikinti Kauno Žalgirį iškovojus jubiliejinę 20 pergalę šiame BetSafe LKL čempionate. Čia dar vienas perimtas kamuolys. Butka siunčia kamuolį Giedraičiui. Giedraitis iš toli tikslus. Tolimas Dovydo Giedraičio metimas ir panašu, kad bėgo tiek, kad niekas jų nebepavys ir išsirašo savo sąskaitoje 20-ąją pergalę ir lieka vienvaldžiais BetSafe LKL čempionato turnyrinės lentelės